Mėlyjeji, labas visiems. Šis video bus truputį kitoks. Aš jums dabar čia rašau intro, kad papasakočiau, paaiškinčiau, kas čia bus. O vėliau aš jums įkelsiu ištrauką iš savo projekto New Reality. Jau kelis kartus apie tai užsiminiau, apie šį projektą. Tai ten irgi vyksta daug labai įdomių dalykų, paskaitos, podcastai, labai daug temų nagrinėjom skirtingų ir aš jums noriu kelti čia vieną tokią nedidelę dalį to, ką mes ten veikiame, kad jums parodyti, kad jūs galėtumėt pajausti, panalizuoti, ar jūs norite apie tai galbūt sužinoti daugiau. Jeigu nuspręsite, aš jums paliksiu nuorodą šio video apačioje. Bet jeigu jūs, pavyzdžiui, nenuspręsite prisijungti prie projekto, tiesiog pabandykite vien iš šitos ištraukos, iškarpos pasimti maksimum, kiek tik tai galite pasimti, nes realiai reikia tik noro. Reikia tik noro pasimti ir tai pritaikyti. Tai kaip visą laiką lauksiu irgi, kad jūs pasidalintumėt komentaruose, ką jūs savo pasiėmėt. Tai ką tada? Važiuojam kažkuria čia pusė. Tai jeigu mes norime realiai informaciją pasimti, tai mes pasimsime ją bet kokią formą. Tai pradžiai, paprašysiu nuleisti jūsų barjerus žemyn. Barjerus žemyn. Nuleidžiam barjerus žemyn. Ir šiandien mes pakalbėsime apie tikslus. Pasikalbėsime apie tikslus. Aš jums rašysiu podcastus atskirom temom. Pagalvojau iš tikrųjų, kad gal netgi įdomiau yra taip įrašyti, kad jūs tiesiog tada norit kažkokią temą išklausyti ir jūs atskirai tą temą galite įsijungti ir išklausyti. Apie saviprogramavimą, apie 4 žingsnių metodologiją saviprogramavimo irgi bus atskiras podcastas. Tai dabar apie tikslus pakalbėsim, apie tokį kaip intro, nes programavimas irgi realiai yra apie tikslus, apie svajones. Ir žiūrėkit, kokią įdomią mintį iškart jums noriu atnešti, kad tikslai, jie yra tik pas suaugusių žmogų. Tikslai yra tik pas žmogų, kuris yra suaugusio pozicijai. O dabar galbūt jums kyla toks natūralus klausimas, o kaip pas vaiką, jeigu pas suaugusi, o tikslai yra ne pas visus, kad ne visi juk turi tikslų, ne visi žmonės tikslų siekia, yra labai daug žmonių, kurie bijo žodžio tikslas. Aš tikrai pažįstu, kadangi su moterim daugiau dirbu, ir moterim iš tikrųjų šita tema yra aktualesnė, tikslų bijojimo ir bėgimo nuo tikslų. Tai ne iš vienos moters, o iš daugelio moterų aš esu girdėjus, kad jos bijo žodžio tikslas. Ir net dabar vieną pavyzdį prisimenu savo pažįstamos, kai jinai sakydavo, aš nežinau, aš negaliu, man tiesiog, kai girdžiu, kad kažkas kalba apie tikslus, kai kažkas, sako, vyriška tokia energija, mane, sako, netgi purto, aš noriu pabėgti, sako, nuo to žodžio, nuo tų tikslų ir visko, man, sako, labiau patinka žodis svajonė. Svajonė. Ir žiūrėkit, dabar jau, jūs jau tikriausiai galėjote suprasti, kad tikslai yra tik pas suaugusi žmogų. Tik. Pas vaiką yra svajonės. Kodėl? Nes svajonių mums kaip ir siekti nereikia, Net pati formuluotė, kad svajonės jos pildosi, o tikslų mes siekiame. Svajonės pildosi, o tikslų mes siekiame. Ir tada, kai mes turime svajonių ir svajonės pildosi, kažkas turi tas svajonės išpildyti. Ir kas kitas svajonės pildo? Dabar jūs taip man atsakykit savo mintise, Kas tas svajonės pildo? Tas svajonės pildo vaikui tėtis arba mama, Žinoma, suaugęs žmogus, jisai nesitikė, galbūt ir tikisi, bet ne visada tai būna tik tai istorija, kad tai gali padaryti tėvai. Bet tada mes perkeliam, kad čia man visata išpildys, kad čia Dievas išpildys, kad man nieko nereikės daryti. Tai čia yra vaiko pozicija.
vaiko poziciją. Nes irgi pastebėjau, kad tai dažnai yra netgi sumaišoma. Kad viskas apie tą patį, ne, tikslai, svajonės, kažkokios užduotis ir panašiai. Iš tikrųjų ne ir dar kartą ne, čia yra skirtingi dalykai. Ir pagalvokite, ne, kaip dabar jūs dažniau į šitą temą žiūrite, ne, ar jums tai yra labiau istorija apie tikslus, kad jūs siekiate tikslų, ar visgi tai istorija yra labiau apie tai, kad jūs svajojate, tai yra svajonės. Kažkaip, žinokit, man nuojauta kužda, kad jeigu jūs esate čia, visgi gal daugiau yra labiau ta tikslų tema, nors ne faktas, kad kai kurie į tą saviprogramavimą irgi gali pasižiūrėti kaip į tokį ezoterinį dalyką, ne, kad žodžiu, čia toksai kažkoks savaime išsipildantis dalykas, kad lyg čia saviprogramavimą pasidarysiu, pasirašysiu, žingsniukus praeisiu kažkokius, ir man kažkaip gausis tai savaime. Nieko nereikės daryti, ne, aš užsiprogramuosiu, užsivizualizuosiu, užmanifestuosiu ir man kažkaip gausis. Tai čia labiau toks svajonių vaibas, ne, kai mes svajojam ir nieko daryti nenorim, bet iš tikrųjų gyvenime yra kitaip. Svajoja vaikas, nes jisai tikslų kelti savo realiai negali. Kodėl? Nes vaikui viską duoda tėvai, taip ir turi realiai būti, vaikui viską duoda tėvai ir jam belieka tik svajoti, ne? Bet kai mes suaugom, čia ne apie tai, ne, kad nereikia svajoti, blogai svajoti. Pasvajot galim, bet paskui tą svajonę išsikelt kaip tikslą, nes, kaip ir sakiau, ne, kai mes svajojam, tai yra labiau istorija, kad aš nenoriu nieko daryti, bent jau ne pasąmoniai, tai tikrai 100% yra būtent taip, kad aš iš tikrųjų nenoriu nieko daryti, aš tai noriu gauti, kad man tai realiai netgi duotų kitas žmogus, atneštų, padovanotų, man išpildytų tą svajonę, o aš pati daryti nieko kaip ir nenoriu. O tikslus siekti čia yra apie tai, kad mes jau suprantame, ne? Kad man reikės kažką realiai dėl to daryti. Aš išsikeliu tikslą, aš einu jo siekti. Tai ir dabar čia taip identifikuojam save, ne? Kad kur aš esu, aš vis dėlto esu tas svajotojas, kur tik tai noras, svajonė ir nenoriu nieko iš tikrųjų dėl to daryti. Ar aš visgi esu tas, kur aš suprantu, kad aš turiu tikslus, arba noriu juos išsikelti, arba aš jau juos keliuosi, bet nesu tikras, kad tie tikslai yra mano, ne? Ką irgi čia kalbėsime, bet tai per saviprogramavimo 4 žingsnių metodologiją irgi papasakosiu jums, kaip tos savo tikslus, taip sakant, iškrapštyti ir atkrapštyti. Ir kad tas tikslų siekimas jis nebūtų toksai, kad aš tiesiog kažką darau, arba siekiu kitų svetimų tikslų, ne? Ir nesu patenkintas, nes sakau ir dar kartą pakartosiu, kad mes visada kažko siekiam. Nėra tokio dalyko, kad mes nieko nesiekiam. Nėra tokio dalyko. Mes tik tai, ne, kad mes siekiam arba savo tikslų, arba mes siekiam svetimų tikslų. Ir realiai beveik visi atvejai, kai mes dirbam samdomą darbą, tai visgi yra istorija apie tai, kaip mes siekiam svetimų tikslų. Aš asmeniškai pažįstu labai mažai žmonių, kurie dirbdami samdomus darbus, jie turi labai didelių savo tikslų, jie labai gerai žino, ko jie nori, jie tikslų turi skirtingose sferose, tai visgi yra truputį retesnė istorija. Bet tai nesako, kad žmonės, kurie dirba ant savęs, kurie savo veiklą, turi savo verslą, kad jie visada siekia tik savo tikslų. Tai irgi nėra taisyklė. Bet čia toksai tiesiog, žinot, identifikacija savęs, kai tiesiog pasižiūrėti, nes mes, kai dirbam, pavyzdžiui, samdomą darbą, ten yra keliami kažkokie mums tikslai, ne, visi KPIs-ai, nuo kurių daugelį tiesiog purto, ne, ties žodis KPIs ir viskas, kas su tuo susiję. Ir tai yra apie ką, kad kažkam reikia kažko, ne, iš mūsų jūsų ir iškelia kažkokius tikslus, kurių man reikia siekti. Vėlgi, žiūrėkit, nieks nesako, kad samdomam darbe neįmanoma turėti savo tikslų. Žinoma, kad įmanoma. Aš tiesiog pasakoju tai, kokia yra mano realiai patirtis ir tai, ką aš matau sociume, tai, ką matau aplink, kad visgi tai yra retesnės
istorijos. Ir tie žmonės, vad žinot, irgi tai yra patirtis mano, tiek mano asmeninė, tiek dar kartą pakartosiu tai, ką matau pas klientus ar aplinkoje savo, kad tie žmonės, kurie yra linkę labiau kurtis savo gyvenimą, siekti savo tikslų, jiems natūraliai būna, žinot, net pas juos natūraliai būna noras susikurti kažką savo veiklą, savo verslą, ne? Tam, kad jie prisimtų daugiau tos atsakomybės savo gyvenime ir pasimtų netgi tos kontrolės daugiau į savo rankas. Taip, yra ir skirtingos pozicijos, ne, samdomose darbuose ir panašiai. Bet visgi, tiek jūs tai žinote, ne, tiek aš žinau, kad tų visų vadovaujančių pozicijų, jų apskritai yra stipriai mažesnis procentas nei visų kitų žmonių, kurie nėra vadovaujančiose pozicijose ir kurie ten sunkiau realiai gali siekti netgi savo tikslų. Bet kaip, ne, dar kartą prieisim ir apeisim, kad dirbant samdomą darbą, tu vis tiek sieki, jeigu tu nesi, nes pati sakau ir pati sukuos, kad jeigu tu dirbi samdomą darbą, vis tiek yra kažkas aukščiau tavęs, kieno tikslų tu sieki. Ir tas tikslas nebūtinai gali sutapti su tavo. Ir taip samdomam darbe žmonių tikslas dažniausiai būna kas ten uždirbti pinigų, ne, gauti pinigų ir viskas. Ir čia gana liūdnokas yra gyvenimas. Mes siekiam, dar kartą, ne, arba savo, arba svetimų tikslų. Dar ta istorija su svetimais tikslais, jinai yra ne tik darbe. Mes siekti svetimų tikslų, jeigu mes, pavyzdžiui, neturim savų, nes mes siekiam svetimų tikslų tada, kai mes neturim savo tikslų. Jeigu mes turim savo tikslų, taip, mes tuo metu irgi galim siekti kitų tikslų, padėti kitiems siekti jų tikslų, ne? Bet mums pradžiai vis tiek natūraliai yra taip egoistiškai svarbesni mūsų tikslai. Ir tai yra labai teisinga. Čia šito nereikia bijoti, to nereikia gėdytis. Mums pirma yra svarbiausia mūsų gerovė, mūsų tikslai, mūsų poreikiai, mūsų norai. Nes kol mes nepatenkinam savo norų, poreikių, kažkokių, neinam tikslų savo siekti ir mes darom kažką pirmą dėl kito, čia bus labai daug nepasitenkinimo, čia bus labai daug nusivylimų, čia bus labai daug nuoskaudų, pykčio, agresijos, tiek aktyvios tiesioginės, tiek užslopintos pasyvios agresijos. Vadžina, čia visos tos istorijos, kaip kad žmogus, man čia netenkina tas, manęs netenkina anas, aš čia draugai, su kuriais man nekomfortiška, nepatinka, aš čia esu nepatenkinta ten, pavyzdžiui, savo išvaizdos svoriu. Žodžiu, čia dabar tiesiog ką prisimenu, sakau, bet koks nepasitenkinimas. Bet tu žmogus sakau, dabar įsivaizduok, kad tavo gyvenime to neliktų. Ką tu darytum? Ir tada mes ateinam ir tokia, aš nežinau, ką aš daryčiau, nežinau, ką aš veikčiau. Ir tai yra priežastis, kodėl žmogus jisai daro tai, ką jisai daro, kas jam nepatinka. Dar vienas, ne pavyzdys, moteris. Man nepatinka dabar čia gaminti 3 kartus per dieną po 3 patiekalus. Man nepatinka vienai visų namų tvarkyti, laikyti visų kampų ir žodžiu, vienai būti už viską atsakingai. Man nepatinka sėdėti su vaikais. Man nepatinka sėdėti su vaikais. Ką aš čia dabar darosi su tuo vaikais? Man nepatinka sėdėti su vaikais 24/7, o tu jai užduoti klausimą ir sakai, gerai, mieloji, o ką dabar įsivaizduok viskas, tau nereikia gaminti, tau nereikia tvarkyti, tau nereikia skalbti, tau nereikia lyginti, tau dabar turi žmogų, kas tau sėdi vaikus prižiūri, ką tu veiksi? Ir tada, gerai, eisiu su draugė susitikti, gerai, susitiksi, tu ten kartą 2 per savaitę maksą, porai valandų, ką dar darysi? Nueisiu į masažą, gerai, masažą nueisi 2-3 kartus per mėnesį, ką dar darysi? Tai tada aš pamiegosiu, užsimiegosiu. Gerai, tu užsimiegosi 2 dienas ir paskui tau jau nebereikės miegoti papildomai, tau užteks nakties miego. Gerai, tai aš paskaitysiu knygą. Gerai, paskaitysi tu valandą knygą per dieną, ką tu dar darysi? Ir tada mes ateinam iki to, kad nėra aiškumo, o ką aš apskritai noriu gyvenime veikti. Nes, mielosios, mielieji, jeigu tas aiškumas būtų, tai jūs jau tai turėtumėt. Suprantat?
Jeigu būtų aiškumas, o kuo aš noriu užsiimti tuo metu, kai aš, pavyzdžiui, dabar nedarysiu, ten neskalbsiu, nevalysiu, netvarkysiu, nesėdėsiu vaikais apsikabinus viena 24/7 ir nebūsiu atsakinga už viską savo šeimoje, jeigu bus aiškumas, tai jau to nebus, kad tau reikės tvarkyti, valyti ir taip toliau. Nebus. Nes, žinot, čia viskas visą laiką prasideda nuo mūsų vidaus ir nuo mūsų vidinių programų. Čia pavyzdys, jeigu moteris labai aiškiai žino, kad, pavyzdžiui, jeigu jinai, pavyzdžiui, dabar nereikia, tenais gaminti kiekvieną dieną po 3 kartus 3 patiekalus, nes jinai žino, kad jai dabar čia kainuoja laiko, realiai, kokios, nežinau, minimum galbūt 3 valandos per dieną, čia tik tai pagaminto, jeigu ten dar reikia produktus supirkti, jeigu reikia dar tenais sutvarkyti po to, išplauti indus, čia tik mes apie maistą kalbam. Jeigu jinai žino labai aiškiai, ką jinai veiks tuo metu, pavyzdžiui, jeigu jinai nedaro maisto, jinai žino, kad jinai tuo metu darys kad jos laikas kainuoja daugiau, kad jinai galbūt tuo metu padirbės, jinai uždirbs daugiau, arba jinai pailsės, jinai tai realizuos. Kodėl? Nes jinai natūraliai tai neš toliau, savo šeimai, savo vyrui, per savo būseną. Jeigu tai yra, žinot, tas draskimasis, kur man reikia kitam įrodyti, kad man to reikia ir kad aš esu vertingas tai turėti ir taip toliau visos tos istorijos, tai reiškia, kad nėra dar aiškumo ir leidimo viduje. Yra kaltė, yra gėda, šitas 2 draugės geriausios, yra kažkoks gal skolos jausmas. Ir jeigu yra ta kaltė, gėda, jeigu yra dar žema savivertė, kad žmogus savo to neleidžia, tai natūraliai kiti žmonės lygiai taip pat su mumis ir elgsis. Mes savo neleidžia kiti žmonės. Viskas labai, labai gražiai susidėlioja į savo vietas. Aš jaučiu kaltę už tai, kad, pavyzdžiui, dabar negaminu savo vaikams, o tuo metu sėdžiu, čilinu ir skaitau knygą ir mane tiesiog kaltė ir gėda jinai graužia, tai ką darys kiti žmonės? Jie mane kaltins ir mane gėdins. Ir mes tada ką matom? Tik išorę. Kad čia jisai toks, jisai mane kaltina, jisai mane gėdina, kelia kalties jausmą. Kelia. Girdit? Kelia kalties jausmą. Tai reiškia, kad tas kalties jausmas jis yra tavo viduje. Mūsų viduje neįmanoma pakelti to, ko mes neturim. Ir mes labai gražiai viską mes juk pasakom. Mes jau žmonės esame unikalios būtybės. Mes viską pasakom. Šitas žmogus man sukėlė pyktį. Šitas žmogus man pakėlė kalties jausmą. Iš vidaus jau pakėlė. Pas mane tai yra. Tikslas priklauso suaugusiam. Svajonė priklauso vaikui. Ir žinot, dabar visos tos istorijos, aš esu įsitikinus, kad tai yra pažįstama absoliučiai visiems, kažkuriam etape gyvenimo. Aš negaliu, aš nemoku, aš nežinau kaip, nežinau ką, nežinau kur, nežinau kaip, aš negaliu, nemoku, man nepavyksta. Šitie visi žodžiai, jie priklauso kūdikiui, net ne vaikui, tai priklauso kūdikiui. Kodėl tai priklauso kūdikiui? Nes prisiminkime kūdikius, jie iš tikrųjų negali, nemoka, nežino. Jie fiziškai, jie negali vaikščioti, jie nemoka vaikščioti, jie negali valgyti patys, nemoka, jie nežino kaip ten galbūt atsistoti, nueiti, kažką padaryti. Šitie žodžiai, šitos būsenos, jos priklauso kūdikiui, net ne vaikui. Vaikas jisai jau yra vyresnis. Tai yra kūdikis, tik gimęs. Ir įsivaizduokit, kad yra suaugęs žmogus, 30-40 metų, 20 metų tai irgi jau suaugęs. Ir jis sako, aš negaliu, aš nemoku, aš nežinau, kaip man pasiekti savo tikslų. Aš bijau ir nežinau, kaip man pro tą baimę išlipti. Ir žiūrėkit, aš jums dabar duosiu tiesiog stebuklingą instrumentą, klausimus stebuklingus, kaip išeiti iš aš negaliu, nemoku, nežinau. Ką jums reikia padaryti? Pavyzdžiui, pas jūs kyla, kad aš noriu uždirbti daugiau pinigų, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Ir dabar jūs užduodat savo klausimą. Ir pamatysit, kad tai yra sprendimo būdas. Tai šitie klausimai labai greitai išveda mus iš vaiko pozicijos,
iš to realiai kūdikio pozicijos, kur aš nežinau, negaliu, nemoku, man nesigaus, nepavyks ir taip toliau, į suaugusio poziciją. Iškart, va tai va. Va tai va, iškart šie klausimai išveda. Mes norim tik to, kas jau yra nupaišyta mūsų sielos kelyje. Mes negalim užsimanyti to, ko mes negalim pasiekti. Jeigu pas mus kilo tokia idėja, ne, noras kažkoks, tikslas, jeigu mes tokie, viskas, aš šito noriu, aš noriu tai sukurti, aš noriu tai pasiekti. Tai toks impulsas, ne, kažkokia žvaigždė įsižiebia viduje, tai yra ženklas, kad aš tai iš tikrųjų galiu sukurti. Aš tai galiu pasiekti, aš tai galiu realizuoti. Taip, man galbūt reikės papildomų resursų, žinių, ten kažkokių šios praktikos, ne, ten galbūt reikės ir ten ir laiko, ir pinigų, ir galbūt kažkokių žmonių ir taip toliau, bet aš tai galiu sukurti. Ne su tais resursais, kuriuos dabar turiu, ne? Nes jeigu man užtektų tų resursų, kuriuos turiu dabar, tai aš jau būčiau tai sukūrus. Jeigu to dar nėra, tai reiškia, kad man reikia kažko papildomai, ne? Kažkokių papildomai resursų, man reikia kažką išmokti, sužinoti, kažką savyje patobulinti, ne? Galbūt yra kažkokios programos galvoje, kurios trukdo tai realizuoti, ir kai aš tai pamatysiu, atrasiu ir tai pakeisiu, aš prie to prieisiu. Nes tai irgi yra tai, kas stabdo. Baimės, kaip sakiau, ne? Iliuzijos, psichiniai kažkokie iškraipimai, kur mes nematom realybės tokios, kokia jinai yra, o matom tokią, kokią mes norim matyti, taip, dėl tam tikrų vėl, ne, traumų, programų galvoje ir panašiai. Ir jeigu va taip supras, kad va šituos dalykus, jeigu su jais išmok dirbti, ne, su tam pamatyti iliuzijas ir jas išskaldyti, jeigu pamatyti, ne, savo baimės ir išmokti su jom dirbti, ką mes ir darėme pirmoji paskaitoje, ne, kas irgi dar galbūt dabar, balau, kad tu to kalbėjai, lyg ir žiūrėjau, bet neprisimenu, tai einame žiūrėti paskaitą dar kartą. Ir tada irgi skirtingi psichikos iškraipimai, kur sakau, kad mes nematom realybės tokios, kokia jinai yra, matom tokią, kokią mes ją norime matyti. Irgi, jeigu šitų dalykų nepamatyt, kad vat nėra tokia realybė. Čia tavo gliukas, čia tavo multikas, čia vat nėra tai pagal faktą. Jeigu, pavyzdžiui, šitų dalykų nepamatyt, kurie mums trukdo, ne, eiti link savo tikslų ir kurti savo norimą gyvenimą, tai, mes galim tame ir užsikapstyti, ir užsikasti. Ir atvirkščiai, ne, jeigu mes juos pamatom, o mes žinote, ne, kad galim juos pakeisti, transformuoti tik tada, kai mes juos pamatom, tas baimės, savo iliuzijas, kažkokius psichikos iškraipimus, kažkokias programas, traumas ir taip toliau. Kol mes to nematom, mes to nėra galios pas mus tokios tai pakeisti. Mes galime tai pakeisti tik tada, kai mes tai matom. Ir dabar pabaigai, jums tiesiog nuostabi metafora, kas liečia tikslus. Paklausykit ir paskui labai kviečiu jūs apie tai pagalvoti, pamastyti. Nes mane tai tiesiog, žinot, sukrėtė ir sužavėjo, sukrėtė gerąją to žodžio prasme, ne, ir sužavėjo, kai aš va tai išgirdau vieną kartą. Ar jūs norite apie tai galbūt sužinoti daugiau? Jeigu nuspręsite, aš jums paliksiu nuorodą šio video apačioje.